Sveikiname šį kartą iš studijos. Gerai, atstumai tarp polių. Kokius atstumus man dardyti tarp polių? Tarp atrami ir eilėse. Aš visada, kai gaunu tokį klausimą, sakau, bičiuliai, kokią dangą, terasinę dangą jūs dėsit? Koks karkasas laikys jūsų terasinę dangą, nešantis plus laikantis? Plius man įvardinkit, kokio tipo karkasas, dvigubas ar viengubas bus jūsų terasų. Tada jau mes galim kalbėti apie atstumus tarp polių. Plius, atstumai nėra tokie, kaip sakau, kieti. Juos įtakoja realūs faktai. Šiuo atveju tai yra terasos forma, mes turėsim įstrižių kraštinių. Plius, mūsų karkasas atvažiavo nešantysis 3 metrų ilgio. Mums reikėjo jį jungti ir sudurinėti. Tas irgi mums įtakojo galutinius skaičius. Bet kaip tai gavosi realiai, einam pažiūrėsim. Einam gręžti polių. Dabar žiūrėkit, mes turim karkasą 88 iš 88 termopšies, o laikankysis 42 iš 92. Tai va, tie du dalykai, abu du karkasai, mums būtent ir įtakoja atstumus, kuriais mes turim išdėlioti polius. Toliau, kaip sakiau, forma, terasos forma. Trečias dalykas, nešančio karkaso ilgis, kokį mes turim. 3 faktoriai, kuriuos reikia įvertinti darant polius. Dabar teorija. Šitam karkasui 88 atstumai tarp polių, tarp atramių reikia kažkur 1,20 m, 1,10 m, 1,30 m, tuose ribose. Toliau, atstumui 42 iš 92 karkasui, atstumas tarp nešančio karkaso. Kadangi jis laikantį karkasą 42 iš 92, šitas atstumas turi būti 90 cm. Gerai, dabar eikim į realybę. Dabar žiūrėkit, nuo sienų iš šono visų terasos pirmas polius dedasi apie 20-25 cm atstumu. Toliau, mūsų nešantis karkasas yra 3 metrų. Kaip mes jungiam, mes kiekvienam gale išskaptavo 50 cm įpjovas, vieną jungiam su kitu, įpjovas į kitą klijavom, sriegiam nerūdinančio plieno varžtais ir dar plius iš viršaus mes klijavom hidro juostą tam, kad drėgmė nepatektų į mūsų klijuojamą vietą. Tai iš principo, šitie mūsų jungimai gavosi kas 2,5 metrų. Tam, kad jų centras atsidurtų ant poliaus, mes tarp polių turėjom padaryti po 1,25 m. Taigi, atstumas tarp polių, kad korektiškai sujungti visą karkasą ir visi taškai turėtų gerą atramą, pas mus turėjo būti 1,25 m. Šitų atstumų mes pradėjom žingsniuoti būtent nuo to terasos krašto. Pirmas polius 25 cm, toliau kas 1,25 m, nes mūsų nešantis karkasas jungtas iš 3 metrų gabalų. Toliau einam su šituo visų segmentu ir kai mes jau turim paskutinį segmentą, kuris yra šiek tiek mažesnis negu 2,50 m, mes tiesiog imam centrą. O matot, čia pavyzdžiui gavosi iš vis gal 80-70 cm tarp atramis. Tai yra paskutinis segmentas šitoj eilėje. Toliau atstumas tarp nešančio karkaso eilėse. Dabar terasos visi lūžiai, vingiai, va čia yra pirmas taškas, nuo kurių aš atsidedu visą nešančią karkasą. Pirmas karkasas turi būti apie 20-25 cm nuo numatomo terasos krašto. Taigi, pirmiausia įsidedu šitą gulekšnį. Toliau dedu gulekšnis terasos ribose. Šiuo atveju vienas gulekšnis yra prie pastato sienos, taip pat 25 cm. Kitas terasos kraštas irgi gulekšnis 20-25 cm nuo kito krašto. Ir dabar mes turim 3 atskaitinius gulekšnius. 1, 2, 3. Ir mums reikia išdalinti šitą atstumą, kad būtų ne daugiau negu 90. Čia gavosi kažkur 90-85, čia šiek tiek mažesni atstumai. Tai va, tarp eilių atstumai terasai nėra vienodi, tiesiog juos įtakoja forma. O žiūrėkit, šiame objekte mes turime iš vis tokią įstrižą terasą, lentos dėsim šitą kryptim. Nešančio karkaso kryptis sutampa su lentų kryptim. Dabar žiūrėkit, kadangi čia yra įstriža, tai mes pirmiausia dėjom pirmą balkį 25 cm nuo karkaso ir toliau likę lentų kryptimi. Vienas, antras, kurio galas pritvirtinta prie va šito mūsų įstrižo ir trečias, ant kurio mes susiklojom
laikantį karkasą, plus, kaip matot, šičia mes dar turim kampą tranzitinėje zonoje ir čia man gyvybiškai svarbu buvo reikalinga dar viena papildoma atrama, todėl atsirado dar 2 poliai su nešančio karkaso gabalu. Tai va, forma įtakoja mūsų karkasų išdėliojimą. Einam į vieną pusę, tenais mes turim medžius ir vazonus aplink medžius irgi parodysiu, kaip medžiai įtakoja karkasų išdėliojimą. Va, projekte mes turim 2 vazono vietas, iš kurių išlenda medžiai, plus yra susodintos gėlius, bet atsikasus mes radom šaknis, kurios mums neleidžia prieiti arti prie karkaso. Todėl mes buvom priversti karkasą išdėlioti taip, kad mes galėtume gražiai prieiti prie šaknų. Šitam vazone arba va čia, va, žiūrėkit, iš viso su nešančiu karkasu belenkas padaryta. Svarbu buvo, kad mes laikančiajam turėtų tvirtas atramas ir kad nepažeist medžio šaknų. Dabar rinkimės karkasą, mūsų termopušies terasiniai lentai. Tai yra Suomio gamybos lenta, skandinaviška lenta, kurią mums pristatė brolis Timber. Ir šio gamintojo rekomendacija taip. Feng Shui šitai lentai yra arba termomedienos karkasas, arba aliuminis. Lietuvių tiekėjai rekomenduoja iš bėdos klijuotas maumedis. Pušis arba neklijuotas maumedis. Tai yra ekonominis variantas ir nėra korektiškas sprendimas. Dėl ko? Gyvas medis neklijuotas, jis labai juda, sukiojasi, atsipalaiduoja, plėšo. Tai įtakoja, kad termomediena atsipalaiduoja, terasa pradeda girgždėti, o jeigu yra tvirtinimas varžtais, pradeda skelti pačią lentą. Todėl gamintojas šitai lentai rekomenduoja kuo stabilesnį karkasą. Termomedis, aliuminis arba klijuotas. Kas yra ilgamžis sprendimas, bet yra stabilus. Taigi, termopušies terasas karkasui pagrindinis kriterijus yra stabilumas. Šiuo atveju mes ėmėm visiškai Feng Shui ir kadangi mūsų aukštį karkasų įtakojo, niekas neribojo, tiesiog mums reikėjo išsikasti, pasidaryti gilį, mes naudojam klijuotą nešantį karkasą 88-88, plus laikantį karkasą 42 iš 92. Aukštesnė mums kaip ir nebuvo poreikio daryti. Seniau galvojau, kad minkšta ir trapi mediena karkasui netinkamas sprendimas. Bet ilgainiui, kai mes pradėjom daugiau dirbti būtent su šito tipo mediena, supratau, kad tai, iš principo tai yra stabili, tvirta, vibracijas absorbuojanti ir pakankamai komfortiška terasa. Vienintelis dalykas, reikia atitinkamai parinkti atstumus tarp polių, nes jinai yra, taip, tas trapumas yra, ypatingai didelių šakų vietoj. Todėl pagrindinis dalykas, dirbant su šitos medienos karkasu, tai yra pakankamas tarpatramis, kad karkasas negautų per didelės apkrovos, plus vengiam naudoti B klasės su didelėm juodom, negyvom šakom karkasinį medieną. Tai yra tos vietos, kurios silpnos vietos. Tai A klasė arba iš bėdos AB. Ir tai, jeigu AB, tai yra kruopštus medienos atrinkimas ir žiūrėt, kad nebūtų tų silpnų vietų kažkur per tarpatramio viduryje. Medsraigčiai. Kokiais medsraigčiais tvirtinti karkasą? Mes karkasui naudojam 6 mm diametro nerūdijančio plieno medsraigčius. Dabar 2 pagrindiniai dalykai. Metalas, nerūdijantis plienas. Antras dalykas – medsraigčio ilgis. Jeigu diametras, aišku, 6, ilgis priklauso nuo karkasų aukščio. Teorija varžtų, kokius reikia naudoti, skamba taip. 1/3 ta dalis, kurią prispaudžia, 2/3 prie kurios pritraukia. 1/3, 2/3. Bet, kadangi mes dirbam su karkasais, kurie vienas ir kitas yra pakankamo aukščio, iš viršaus sriegiant pagrindinis dalykas, kad sriegis nebūtų ilgesnis negu dalis, prie kurios mes prispaudžiam. Jeigu mes įsriegsim medsvarį ir sriegis nebus pilnai suėjęs, bus taip, kad karkasas pasikabins ant sriegio. Negerai. Pavyzdžiui, jeigu aš paimu trumpesnį varžtą, 14-kinį, matot, jeigu aš pridedu šičia, mano sriegis baigėsi net šičia. Tai yra šitą dalį nori prispausti, o sriegis čia. Tam, kad jis prispauščiau, turiu jį suvaryti, net tiek. Žodžiu, tiek suvarius, viršutinis karkasas arba skils, arba, kadangi jis tarnauja ekstremaliom sąlygom, drėgmė, karštis, bloga ventiliacija ir panašiai, tai tik laiko klausimas, kada įtrūks, kur pradės kauptis drėgmė, o ten, kur drėgmė, pelėsis ir puvinys tik laiko klausimas. Taigi, ilgis. Teisingai pasirinkite ilgį.
Jeigu kažkada atsitiks tokia situacija, kai turėsit varžtą ir jums reikia priveržti, pritraukti, bet nėra galimybės, nes sriegis yra, tada įsigręžkit skylę papildomai ir tik tai po to gręžkit, tam, kad galėtumėt pritraukti. Tai va, rezimuojant, medsraigčiai 6 diametro, nerūdijantis plienas ir taisyklingas ilgis, kurį įtakoja jūsų naudojamas karkasas. Toliau, varžtų vardai. Mes naudojam spakstą, fisherį. Iš principo įtakoja tik tai, kad varžto pačią kokybę. Su juo lengviau dirbti, mažiau prasisuka, mažesnė tikimybė, kad nutrūks sukimo metu ir panašiai. Termopušies karkaso feng shui elementai, kurie prailgina pačio karkaso tarnavimą. Tai yra smulkios detalės, kur amžiškumui duoda tikrai didelį efektą. Gerai, turim laikantį karkasą. Tiem, kuriem girgždėjimas, terasos girgždėjimas yra problema, visur dedam kompensacinę juostą, tam, kad gulekšnis su lenta neturėtų sąlyčio ir nebūtų trinties. Vat, pavyzdžiui, pažiūrėkit video, įsiklausykit, sena 2 metų senumo terasa, kokie garsai girdisi vaikščiant per ją. Jums tai yra problema, reiškia, šito dalyko reikia. Toliau, skersgalių vaškas. Visi nupjauti skersgaliai yra nuvaškuojami, nes termomedžio tai yra silpna vieta, per ją jisai geria vandenį, vyksta intensyvi absorbcija. Vaškas neleidžia įgerti per galus drėgmės. Tai yra, iš principo, visi galai užvaškuoti. Trečias dalykas – poliuretaniniai klijai. Ten, kur iš principo yra kažkokie įstriži sujungimai, silpnesni sujungimai arba nestatus sujungimai, naudojam poliuretaninius klijus. Vienus mes naudojam esvės gamybą, su jais labai paprasta dirbti. Kiti yra kleiboritoj, greito stingimo, D4, skystesni, kur kas skystesni. Ten, kur reikia balkius įkišti arba nėra galimybės pridėti. Jie kur kas lengviau leidžia tą įstūmimo veiksmą atlikti ir paprasčiau dirbti negu su kitais. Kągi, lentų tvirtinimas prie karkaso. Šiuo atveju mes naudojam Lunavudo gamybos termopušies lentas, kurios tvirtinamas Profikso klipsais. Tai yra tiesiog tvirtinimo elementai, kurie prispaudžia lentą prie karkaso. Yra variantai tiesioginio tvirtinimo varžtais arba kamo arba esvė iš šono tvirtinti. Mano galva, Profiksas arba fiksai, tokios prispaudžiančios detalės, tai yra pats korektiškiausias tvirtinimo būdas būtent termomedienos lentom. Nes visi tiesioginiai tvirtinimai arba šoninis tvirtinimas, tu skeli šitą lentą. Skeli ir, pavyzdžiui, tada ir pačios lentos deformacijos, ir karkaso deformacijos viena kitą įtakoja. Pavyzdžiui, kodėl aš sakiau, maumedis negali būti. Maumedis sukiojasi. Mes tiesioginį varžtą turim, lupą ir skelia pačią lentą. Iš principo, šitoj vietoj tos tvirtinimo detalės neperduoda deformacijos iš karkaso lentą, iš lentos karkaso. Jie gyvena autonomiškai. Plius, Profiksai man kas patinka, nesimato varžto iš viršaus. Terasa susideda gražiai ir iš viršaus matai tik tai tos pačios spalvos, rudus tvirtinimo elementus, nugarėlius. Aišku, jeigu ateityje reikėtų išardyti tokią terasą, tai va čia ir prasideda problema, nes tu negali tiesiog paimti ir išsukti varžtą. Tai čia galbūt minusas, jeigu reikėtų remontų darbų. Pačio klipso tvirtinimas prie termopušies karkaso. Taipogi naudojami nerūdijančio plieno 4,2 diametro 45 mm ilgio varžtai, kaip taisyklė. Čia taipogi nerūdijantis plienas, nes laikantį elementą, jeigu bus plieniniai varžtai, skylė tiesiog per laiką rūdys ir termomedienos tos viso košė baigsis tuo, kad atpalaiduos varžtą, pradės judėti ir pati lenta pradės barškėti. Tai iš principo ilgalaikiuose sprendimuose tik nerūdijantis plienas termomedienai. Šiuo atveju lentas mes prie gulekšnį montuojamo Profikso, tai yra Lunavudo gamintojo rekomenduoti nailoniniai klipsai. Šitie klipsai ne tik formuoja gražų korektišką 7-6 mm tarpą tarp lentų, spalva yra labai panaši kaip lentų, atrodo korektiškai ir plus paslepia varžto galvą, kas irgi atrodo labai gražiai. Plus trečias dalykas, nepažeidžia tvirtinimo lentų pačios lentos.
Termomediena, žinom, yra minkšta ir trapi. Jeigu mes tvirtinsim varžtais, mes skelsim lentą. Tai yra tik laiko klausimas, kada ten atsiras pažeidimas. Tai vat, tai yra tvirtinimas, kuris gražiai atrodo, leidžia gražiai sumontuoti lentą ir nepažeidžia pačios lentos. Plus, neperduoda karkaso kažkokių deformacijų pačiai lentai. Tai yra karkasas ir lenta gyvena savarankiškai neįtakodami vienas kito.